Ar gali Lietuvoje vietos bendruomenė įtakoti savo gyvenamosios vietovės ekologinę situaciją? Į tokį klausimą atsakyti bandėme dar vasarą, kartu su Lazdynų bendruomenės nariais ir būrių Lietuvos žurnalistų dairydamiesi po ką tik modernizuotus Vilniaus biologinio nuotekų valymo įrenginius. Atidarę langus, lazdyniečiai jau gali miegoti ir tai jiems labai svarbu. Žymiai paspartėjusi pačių įrenginių veikla naudinga visai sostiniai. Per seminarą apie tai kalbėjusi Lietuvos ir Norvegijos aplinkosaugos specialistai. Pastatytais nuotekų įrenginiais, kuriuose dar ir gaminama elektros energija, galima džiaugtis, tačiau yra kita tema, tiesiogiai susijusi su bendruomenės nuomonė. Tai daugiabučių namų renovacija. Pirmiausia, kiek aktyviai žmonės buriasi į bendrijas. Bendrijų yra apie 20% nuo visų daugiabučių pastatų skaičiaus esančių Lietuvoje. Tai reiktų pasakyti, kad iš tikrųjų 80% namų vis tik tai valdo ne bendrijos, bet savivaldybių paskirtieji bendrojo naudojimo objektų administratoriai. Skaičiai nedžiuginantis. Renovacija, kaip žinoma, ilgai trypčiojo vietoje, kol buvo laukiama tik bendrijų pastangų ir iniciatyvos. Ir praėjusiais metais lygiagrečiai su senuoju ėmė veikti naujasis renovacijos modelis – organizavimo rūpestį perkeliant savivaldybėms ir specialiai paskirtiems profesionaliems administratoriams. Per paskutinius metus reiktų pasakyti, kad įvyko tam tikras proveržis, jeigu kalbėti apie daugiabučių pastatų atnaujinimą. Mes pristatėme naują daugiabučių namų modernizavimo programos įgyvendinimo modelį. Tai yra modelio esmė yra tokia, kad patys daugiabučių namų savininkai galėtų ir nesimti iniciatyvos, tai yra nereikėtų patiems organizuoti sudėtingo projekto parengimo proceso, nereikėtų turėti reikalų nei su bankais, nei su kreditais, nei statybos techninės priežiūros reikalais. Tai yra visus reikalus atliktų savivaldybės iniciatyva, reiškia parengtos energinio efektyvumo didinimo programos ir jų programų įgyvendinimui paskirtieji programų įgyvendinimo administratoriai. Per praėjusius metus iki šio laikotarpio yra parengti beveik 1500 investicijų projektų, reiškia, kurių didžiai daugumai gyventojai pritarė ir šiuo metu yra pradėtas šių projektų įgyvendinimas. Noriu atkreipdėmėsi, kad paskutiniu laikotarpiu yra stebimas toks procesas, kad vis dažniau būsto savininkai rodo iniciatyvą įdiegti ir alternatyvias energijas taupančias priemonės, alternatyvias energijos gamybos priemonės, jeigu tiksliau, ko anksčiau, tarkime, prieš 5 metų būdavo labai retai arba apskritai nebūdavo. Paskutiniu laikotarpiu yra tikrai nemažai įdiegta projektų panaudojant saulės energiją, tai yra saulės kolektorius karšto vandens ruošimui. Padažnėjo investicijų projektų atveju, kada yra įdiegiami šilumos siurbliai tiek šildymui, atskirais atvejais yra karšto vandens gamybai arba, reiškia, gyvatuko pašildymui. Taigi, manau, kad tokių projektų vis dažnės ir tai iš tikrųjų matyt, tam tikras ženklas turėtų būti ir savivaldybėms. Vis pasigirsta tokie gandai, negandai, kad nekompensuos valstybė išlaidų, kurias gyventojai patiria būtent tokiu būdu. Noriu patvirtinti, kad šiuo metu vyriausybė subsidijuoja arba teikia valstybės negrąžintiną finansinę paramą iki 40% energiją taupančiom priemonėm ir energiją taupančiom tai turime minty langų pakeitimas, sienų šiltinimas, stogų šiltinimas, o taipogi ir alternatyvių energijos šaltinių įdiegimui, kaip saulės, vėjo ir geoterminė energija. Žinau, kad alternatyvių energijos šaltinių panaudojimą planuoja daugiau kaip 10 projektų iš to 1400, beveik 1500 projektų, kurie yra parengti. Bet noriu atkreipdėmėsi, kad šiuo metu suorganizavome dar vieną pakartotiną kvietimą savivaldybėms teikti paraiškas dėl neefektyvių energiją vartojančių pastatų. Tai gavome 1683 namų norą dalyvauti projektuose ir šiuo metu tie 1683 projektai yra rengiami. Neabejoju, kad nemaža dalis iš jų taipogi pasirinks alternatyvius energijos šaltinius. Tad tikėkime, kad mūsų miestuose ir miesteliuose atsiras vis daugiau namų, kurie ne tik švies savo atnaujintomis sienomis, kuriems apšildyti reiks daug mažiau importuotos energijos, o dažnai jie patys taps sau reikalingos ekologiškos energijos gamintojais.